Kad tau reikia būti vidury. Žiūrėk, dabar nefilmuok, kol mes neiškirsim ir po to mes parodysim, kad iškirsim. Gerai. Išklaidai tu mokaisis. Labas visiems. Aš Monika iš Living Farmhouse ir šiandien mes jau susitinkam trečią kartą su mano mažaisiais sodininkais patyrinėti Sodolendą. Taigi nusprendėm dar kartą nusipirkti tokį mažą, nedidelį mini Sodolendą, kuris jau leis jum pasinerti į sodo linksmybės, nes šiandien spėkit, kokias daržoves mes planuojam pasisėti. Moliūgą. Ir? Kukurūzą gal. Teisingai, o iš ko taip nusprendėt? Na, bet va čia yra, tada tai yra. O čia yra moliūgai. Pradėsim? Pradėsim. Na, moliūgą. Gerai. Tai priminkit man, berniukai, kuris paskutinį kartą buvo mini Sodolendo karalius. Aš. Tai Viliau, kaip čia dabar gali šį kartą padaryti mama? Čia tavo. Tai mini Sodolendo dėžutė yra pilna daržo gėrybių ir tikrai žinokit, dar yra tinkamas metas sėti, auginti, eksperimentuoti ir kurti savo daržą namuose. Tam nebūtinai reikia namo, daržo, šiltnamio, tam puikiai užteks namų balkono, pietinės palangės. Svarbiausia, turėkit drąsos. Ir kokias sėklas mes randame mini Sodolende? Čia yra kosmėja. Čia tokia gėlytė. Čia yra kita gėlytė, žydinčia kita spalva. Aš žinau, kas tai. Tas rugiagėlis. Čia salotos, šalotos. Salotos, morkos, taip. Šį kartą mes Sodolendo sėklas sėsime tiesiai į dirvą, apart, na tiesiai į daržą. Kas čia juokingo? Apart kelių, kurias galite įsigyti iki parduotuvėje vos už 1 centą ir tikrai nebrangiai leisti savo klysti, eksperimentuoti darže. Ir tokios yra moliūgai ir kukurūzai. Čia prieš jūs matote 2 sviestinius moliūgus, kurie iš tiesų taip, yra patys mano mylimiausi, nes yra tobulo dydžio, kokio reikia namuose. Čia yra karalius kukurūzas, kuris, aš visada sakau darže, nesudygti negali. Čia yra įrodymas mūsų praeitų metų derlius, kurio nespėjom suvalgyti. Ir čia yra kitas, toks didesnis moliūgas. Ar turit sodo savo pirštinę? Ne. Tai va, dabar turėsit. Čia bus Motiejaus, o čia bus Viliaus. Pasiruošę sėti? Taip. Taip. O čia išpilta, žinau? Gali išpilti. O kur atsidaro? Taip, pasaklytės. Suskaičiuokit, kiek sėklų yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Irgi 9. Tačiau šiandien ne tik labai svarbu, kad mes pasisėsime savo moliūgą ir lauksime rudenį, kada pasirodys moliūgai, nešime juos į rudenėlio šventę. Mes sėsime tiesiai į daržą. Jūs galite pabandyti pasisėti namuose. Tam puikiai tiktų 10 litrų vazonas, pripildytas substrato. Substratą taip pat rasite iki parduotuvėse prie kakės makės stendo, bet šiandien mes kartu užsiimsime ir labai smagiais darbeliais. Kokios fainos kortelės. Čia mano. Tai noriu jums papasakoti tokią istoriją apie štai šį nedidelį moliūgą. Mes šiandien kartu šį moliūgą pasidarysime iš šių 2 moliūgėlių. Jį pasidekoruosime, kad jis atrodytų būtent taip, kaip atrodo nupieštas kakės makais. Jūs visi, kurie žiūrite kartu, galėsite šį darbelį taip pat lengvai pasidaryti namuose.
Mažajame rinkinyje jūsų lauks pieštukai, kurių būtent tam ir prireiks. Ar esat pasiruošę? Mano mažės. Aš su žaliu. Aš su juodu. Reikia nupiešti mums tik akis, nosytę ir burną. Tai pradėkit. O man giliau. Paklausykit, vyrai, gal yra kokia nors mįslė apie moliūgą? Nelabai žinau. Aš irgi tik apie agurką žinau, norit užduosiu? Aš žinau apie agurką. Nu, pasakyk. Žalias, bet ne žalė. Su uodega, bet ne pelėkas. Moliūgas. Kol mano sodininkai, dailininkai piešia moliūgasą, aš labai norėčiau pakviesti visus mažuosius sodininkus dalyvauti konkurse ir laimėti Kakės Makės įsteigtą prizą, Sodolendo prizą, o užduotis yra labai paprasta. Nupieškite savo turimą ar svajotą Sodolendo daržoves, kurias auginate, ar kaip jas auginate, kaip jos auga, tos mažus daigelius, įkelkite į Instagramą, pažymėkite Kakės Makės ir draugai profilį ir pasidalinkite šią nuotrauką savo story. Kakė Makė pamatys, įvertins ir paskelbs nugalėtoją. Paskelbsim nugalėtoją kartu ir būtinai pasirūpinsiu, kad prizas jūs pasiektų tada, kad galėtumėt dar pabandyti auginti. Ką dabar Viliukai darai? Kepu. Ką dažniausiai galima padaryti iš moliūgų? Virti sriubą? Taip. Ar mėgstate sriubą trinti? Aš tai visą laiką. Taip mėgstamiausia, tai yra tinis mėgstamiausia, bet aš pirmiau žaliavau. Bet čia kokia mūsų barzda. Faina. Bet čia geltona, tai reiškia, kad blizgam. Tai piešiam iš naujo. Turėjome tokią mini problemėlę. Motiejus sukarpė gėlę. Aivis ten nori įsikirpti? Jo. Matėjau piešiu iš naujo. Puikiai sekasi, taip? Iš klaidų tu mokaisis. Jeigu tau nepavyksta, tai antrą kartą bandyk. Priklijuojam viską klijais. Tai kurio moliūgasas? Mano šitas. Tai ar esat pasiruošę tokius moliūgus ir darže pasisėti? Ką dar būtina nepamiršti pasėjus sėklas? Palaistyti. Ar geras Kakės Makės laistytuvas? Mano padarytas. Nu ką, lauksim moliūgo? Taip.